Sveiki atvykę į trečiąjį Islandijos video, kuriame aplankysime Kerido kraterį, Atlanto vandenyno pakrantę ir keletą kitų vietų. Tai nieko nelaukia, pasistiprinam ir lekiam. Kerid yra vienas ryškiausių pietų Islandijos vulkaninių darinių, kuriam yra nuo 3000 iki 6000 metų. Vėliau mes šitam video pasakosim, kad krateris susiformavo po didelio vulkaninio išsiveržimo, kadangi daug kas taip įsivaizduoja ir galvoja. Tačiau iš tikrųjų mes pasidomėjom giliau ir sužinojom, kad jis susiformavo tada, kai po žemės paviršiumi esantis magmos rezervuaras ištuštėjo ir jo viršus tiesiog susmuko. Priėjus prie kraterio atsiveria vaizdas primenantis dubenį su vandeniu, kurį visą aplink galima apeiti ratu. Yra ir takas vedantis žemyn. Kerid garsėja raudona vulkaninė uoliena, kuris skiriasi nuo daugumos juodų Islandijos lavos laukų. Kaip žalis vanduo. Jo, bet jis lengvas. Labai. No. Labai skaidrus vandenėlis. Viskas matosi. Bet iškart gilėja, ten 5 metrai kažkur gilio yra. Didžiausias gilis. Tai va, galima sau ramiai apeiti aplinkui krateriuką, pasivaikščiojant. Kažkada čia buvo vulkanas, bet išsiveržė, išsitaškė visas, pasiliko įduba ir paskui buvo pripildyta vandenėlio. Jo, visi ateina, apeina ratu, bum 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 bum, per viršų, paskui nusileidžia žemyn, apeina čia visą ir aplinkui. Pasivaikščioju ir va tai va. Aplankę Kerid kraterį išvykome Selfoso link. Nuvyksime į ledainę, apie kurią buvau užsiminusi pirmame vaizdo įraše. Islandijoje ledai ir jie bus tiršti ir gaminami iš labai aukštos kokybės pieno. Čia yra itin populiarūs ledai, kurie tariasi kažkaip taip. Bragðareiður. Ledai gali būti pieno arba grietinėlės pagrindu ir išsirenkami 3 ingredientai, kurie įeis į ledų sudėtį. Tai gali būti vaisiai, saldainiai, uogos ir sirupai. Karamelinė, tada daimo saldainiukai ir strawberry sosas. Bet man žiauriai geras. Dabar važiuojame prie šiaurės Atlanto vandenyno pakrantės, pasigrožėti gamta ir pasidžiaugti saule.
Šalia pamatėme parduotuvėlę ir nusprendėm ją užsukti. Deividas išsirinko kažkokius saldainius įdomius, kurie viduje turėjo būti rūgštus, bet iš tikrųjų buvo kartus ir neskanus. O, žiūrėk, čia Pfizer to. Atsimeni? Kai mes Suomijoje buvom... gamintojas. Ne Pfizer. Kai buvom Pfizer kaviniai Suomijoje, kai buvom atsimeni, kur man pusryčiai priklausė. Nu tai va. Už ką jaučiu nemalonaus. Nemalonaus? Labai šlykštus skonis. Dabar varysim maudytis į jūrą, į vandenyną. Ne... Čia ne jūra, čia vandenynas. Ar tikrai varysim maudytis? Varysim maudytis, ten ir kažkokia pramoga, kur su kažką ten daro žmonės klykia, spiegia. Ir mes irgi darysim tai. Jo, mes dabar varysim dalykai pažiūrėti, ką ten galima nuveikti. Pažiūrėk, kiek čia vėliau daug šitų miestų. Labai daug. Tai iš tikrųjų, sėdint šalia pakrantės, pamatėme ryškias valtis, kuriamis gana ekstremaliai buvo plaukdami žmonės ir sugalvojom, kad reikia nuvažiuoti pasižiūrėti, galbūt ten yra kažkokia pramoga. Atvykus paaiškėjo, kad greičiausiai tai buvo gelbėtojų pratybos. Tuomet visai netoliese pamatėme šeiminėlę, kuri aktyviai leido laiką šokinėdama nuo tilto į vandenį. Dauguma Islandijos miestelių yra maži ir jų populiacija siekia nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių žmonių, tad užsukome į vieną iš jų papietauti. Tai aš užsisakiau čia gana populiarią žuvį fish and chips, o Deividas išbandė burgerį. Fish and chips turėtų rinktis didesni riebaus maisto gerbėjai, bet bendrai maistas tikrai buvo labai skanus ir porcijos labai didelės, o aptarnavimas tikrai labai aukšto lygio. Šiam kartui bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite prenumeruoti kanalą ir pasidalinti savo mintimis komentaruose, o mes susitiksime kaip visada po 2 savaičių.